Labas vakaras. Jūsų dėmesio informacinė laida trumpai. Ji palangiškiams buvo rodoma jau ir seniau, bei sulaukė didelio susidomėjimo. Todėl nusprendėme ir toliau ją rodyti, bei pranešti pačias svarbiausias naujienas. Dabar svarbiausi šios savaitės įvykiai. Savaitgalį Palangoje viešėjo baigiantis kadenciją Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Šeštadienis apsilankė ir muzikos klube Anapilis, kuriame vyko gerai žinomo dainininko Vytauto Kernagio naujojo dvigubo albumo Teisingos dainos pristatymas. Sunku pasakyti, kas lėmė, ar susidomėjimas jau seniai muzikos klube pamėgtų atlikėjų, ar šalies vadovo apsilankimas, kuris daugeliui buvo nepaslaptis, tačiau šeštadienį Anapilyje vykęs koncertas sulaukė stulbinančio žiūrovo anšlago. Prezidentas Valdas Adamkus pertraukos metu noriai bendravo su žiūrovais, paprašytas neatsisakė pasirašyti ant Vytauto Kernagio albumų, jis taip pat neatsisakė įsiamžinti ir su keliais tą vakar gimtadienį šventusiais Anapilio lankytojais. Antrojoje koncerto dalyje, maestro paskelbus, jo galima šokti, šalies vadovas valso ritmu sukosi su viena iš klubo lankytojų. Beje, Valdas Adamkus yra jau trečiasis Lietuvos Respublikos prezidentas apsilankęs Anapilyje. Tarpukario metais čia lankėsi Aleksandras Stulginskis ir Antanas Smetona. Naujieji gruodžio 22 dieną vykusiuose rinkimuose išrinkti miesto tarybos nariai jau turi taip patvirtinančius pažymėjimus. Jiems buvo įteikti praėjusią savaitę. Priminsime, jog naujai kadencijai miestelėnai išsirinko 21 miesto tarybos narį. 6 vietas gavo konservatorių, 4 liberalų, 3 socialdemokratų, po 2 centristų ir socialliberalų, po 1 politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, krikščionių demokratų, nuosaikiųjų konservatorių bei liberaldemokratų partijų atstovai. Pirmąjį naujosios tarybos posėdį numatoma šaukti balandžio 4 dieną. Praėjusią savaitę Palangos policijos komisariate vyko ataskaitinis susirinkimas, kurio metu apibendrintas praėjusių metų darbas, pateiktas įvykdytų nusikaltimų skaičius, nagrinėto ženklaus jo padidėjimo priežastis bei svarstyta, ką daryti, kad kriminogeninė padėtis kurorte gerėtų. Pernai Palangos policijos komisariate užregistruoti 1379 pareiškimai apie padarytus nusikaltimus. Tai net 34% daugiau nei 2001 metais. Ypač padaugėjo sunkių nusikaltimų. Praėjusiais metais jų įvykdyta 267, o išaiškinta tik 16%. Beje, sumažėjo ir bendras nusikaltimų išaiškinamumas. Jis siekia 28,2%, o užpernai jis buvo 34,7%. Didžiausia dalis kurorte padarytų nusikaltimų – vagystės. Pernai kelių policijos pareigūnai nubaudė 2788 kelių eismo taisyklių pažeidėjus ir iš jų 291 neblaivų vairuotoją. Išieškota baudų už daugiau nei 265 tūkstančius litų. Nagrinėdami padidėjusio nusikalstamumo priežastis, pareigūnai akcentavo, jog pagrindinė iš jų priežastis yra ta, jog kurorte kasmet apsilanko milijoninis srautas poilsiautojų, o tarp jų nepaslaptis ir nusikaltėlių. Pernai Palangoje pabuvojo daugiau nei 1,3 milijono žmonių. Tai didžiausias skaičius per pastaruosius 10 metų. Tuo tarpu policijos pajėgos išliko tokios pačios. Tačiau tai ne vienintelė problema, dėl kurios ženkliai padidėjo nusikalstamumas. Kurorto policijos komisariate nėra areštinės, konvojavimo tarnybos, nuolat trūksta lėšų. Istorikai vis dar nesutarė dėl Palangos įkūrimo tikrosios datos. Vieni iš jų teigia, jog kurorto pradžią reikia laikyti 1161 metus, kiti tvirtina, jog Palanga rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1253 metais. Jei remsimės pastarųjų tvirtinimų, tuomet šių metų balandžio 5 dieną Palanga turėtų švęsti 750 metų jubiliejų. Miesto taryba palaimino siūlymą Palangos jubiliejų švęsti šiais metais, tačiau savivaldybė iš savo biudžeto tegali skirti tik pusę jubiliejų surengti reikalingos sumos, tai yra apie 150 tūkstančių litų. Tuo tarpu surengti jubiliejų reikia apie 300 tūkstančių. Specialiai sudaryta komisija nusiteikusi optimistiškai ir tikisi, jog pusę reikalingos sumos gaus iš rėmėjų. Dėl šios priežasties komisija jau numatė jubiliejaus renginių programą, jie turėtų prasidėti balandžio 5 dieną. Beveik 3 savaitės paralyžiuota žvejyba Baltijos jūros priekrantėje suteikia nemalonumų ne tik žvejams, bet ir žuvies mėgėjams. Gamtos pateiktas siurprizas užšalusi jūra yra svarbiausia priežastis, dėl kurios pastaruoju metu ypač brangsta šviežia žuvis.
Palangos žvejų asociacijos pirmininkas Viktoras Butavičius tvirtina, jog žvejybos reikalai šią savaitę pamažu gerėja ir jau galima užmesti stintinius tinklus. Tačiau pasak jo, užtektų, jog vėjas pakeistų kryptį ir pradėtų pūsti iš šiaurės. Tuomet žvejyba vėl būtų paralyžiuota ir žuvies mėgėjai neturėtų nustebti, jog kaina dar šoktels. Jau dabar stintų kilogramas kainuoja 7–8 litus. Tiek naujienų šiandien ir toliau likite su mūsų kanalu. Gero ir malonaus savaitgalio.